Are? Oba! Šitą geroj! Ko tu čia filmuoji? Aš akistatoj su baime, nerašyk dabar esu grindė. Praėjusiais metais aš turėjau skristi iš Paryžiaus, važiuoti į Kauną, o šiais metais be mašinos esu ir tiesiog reikia perėti gatvę. Ir šiandien turėsime Natalijos Bunkės koncertą Kosmosas. Kosmosas, tikiuosi, ir bus kosmosas, daug žmonių nusimato, daug žvaigždžių, visus pakalbinsiu ir viską parodysiu jums. O jeigu jums patinka toks turinys ir norit jo daugiau, pakomentuokit, paspauskit laiką, paspauskit subscribe mygtuką, nepasididžiuokit ir bandom surinkti 40 000. O dabar varom. Nu va čia yra šitos arenos įėjimas tarnybinis. Labą dieną. Ignas Lelys sąrašuose gali būti. Nėra? Tai labą dieną. Neįrašė? Nu, neįrašė. Mes dabar įrašyti ar galim? Organizatoriai. Žmona dainuoja, tai turbūt. Oficialus dalyvis jau. Kaip sekasi? Blogai. Neblogai? Pagal planą. Gerai, kad turėjom vakarą areną, tai vakar jau repeticijos vyko. Čia visos jūsų dėžės šitą? Atrodo, kai Robbie Williamso koncertas, žinai, dokumentikos prisižiūrėjo. Daryt reikia gerai Lietuvoje. Viskas kaip ir paruošta. Tikiuosi technika nepaves. Kiek žmonių? Dar vis perka, nėra galutinio skaičiaus, bet šita visa erdvė bus tikrai pilna. Labai geras bus startas į dar kitas arenas. Kaip rankytės dreba? Tai viską litavai pats, ne? Su tėvuko pagalba biškį, nes čia man ne visur užtenka pratelio. Tai ką čia reikėjo padaryti? Kas tau šis davė sutikimą, kad filmuosi mane intervą iš manęs imsi? Po mėnesį intervą derinas, o šitas atėjo, aš jau pusę išnekėjau. Tu jau ateidamas į areną sutinki, kad tavo filmuosi. Darėme bazę iš žaislinės kaukės pagrindo ir tada dasiauginome formą. Pakeitėme visą priekį, padėjome daugiau elektronikos, kad jinai veiktų. Jinai dabar dar turi ir veido pašvietimą. Na ir aišku, patį fainiausią dalyką. Oi, čia ta... What? Čia kaip beveik, kaip Iron Manas jau gaunasi. Pagrindas iš ten ir yra. Ar ne? Jau gražiai atrodote, labą dieną. Jau gražiai. Kaip jūs gyvenate? Labai gerai. Ar gražų video padarysi? Stengsiuosi iš tikrųjų. Mano sūnus savo tą video nuolatos žiūri ir aš čia prieš kokią savaitę dar peržiūriu ir galvoju, kaip buvo gražu. Pažiūrėsim, ar Vilniaus... Pateisinsim lūkesčius Vilniuje, tai labai daug streso. Kodėl? Pradžia pačio turo, įsivaizduoja, renginius turas. Aš galvoju, aš žiūrėjau Robbie Williamso visokius dabar tas dokumentikas. Tokius mes, o ne, į tokius gyvenime. Kodėlgi ne? Šiaip productionų mes nieko nesiskiriam. Aš mačiau, tarsi, dėžių, tai tikrai panašus kiekis beveik. Matai dėžutės. O fūros? O fūros kur visos. Daugiau streso su viena didelė Žalgirio arena ar su tokiu turu? Tikrai nelengva, labai daug emocijų kainuoja. Bandau įsivaizduoti, kaip pasaulinio lygio žvaigždės, pavyzdžiui, kokia Beyoncé važiuoja po tokį turą. Kaip tu tada jauties, ar tau tas koncertas tiek irgi emocijų atneša, turbūt, kad jau įpranti. Įdomu, kaip man kitose miestuose, ar bus lengviau šiek tiek, ar aš tiek vėl kalneliais važinėsiu. Realiai ir širdis streikuoja, ir visą sugriuvau, susirgau. Nu, va, žinai, čia infarktą gali gauti ant tos scenos tokių metų. Gal ne viskas gerai. Tai vat man iš to klausimas kyla, aš kiek pažiūrėjau va tų visokių dokumentikų atlikėjų. Taip. Ir jie, nu, žiauriai straglino su savo psichinę būseną ir įdomu, ar tu ruošeisi kažką, ar darai, eini pas psichologus ir panašiai, kad pasirūpintum. Jeigu tu taip jautiesi kiekvieną kartą, tai realiai čia yra labai mažas žingsnis iki išprotėjimo. Stengiuosi su savim dirbti, stengiuosi save raminti, nepaleisti savo emocijų, susivaldyti. Irgi laiko su savimi reikia turėti būtinai, nes jeigu esi tik tarp žmonių, tai tu laiko savo tada neskiri. Stengiuosi savo to laiko išskirti, nors ir mama dar esu, ir verslininkė dar esu, ir dar daug visokių kitų. Belekiek viską. Belekiek, eit! Tikiuosi viskas pavyks. Turėsi labai daug džiaugsmo ir gerų potyrių per šitą turą ir galėsim, nežinau, gal po turo, jau arba paskutinį Kaune susitikti ir pasakysi, kaip tu sekėsi. Sveikas, dronistas, operatorius. Šitas mano, jo. Davai. Ai, tu naujas narys, ne? Taip. Taigi. O tu pat dažaisi? Taip, aš pati dažau. Kodėl? Man patinka. Vyksta generalinė repeticija. Tu čia pasidėk viską. Va toks Natalijos kostiumas. Gerai atrodo. Ką tu vėl skraidysi? Nu, reikia pasižiūrėti, kas čia bus. Sveiki atvykę į naują video blogą. Natalijos Bunkės koncertą. Ką papasakasi? Aš esu pasiruošęs ir pirmą kartą aš dainuosiu su šokėjais. Kokią dainą? Šį kartą savo. Linksma ar liūdna? Linksma apie mamą. Turi posmą kokią? Mano šiturijas, mamos širdis, kai bus klaidu, ji mane leis paklyst.
kai bus slidu, į mane leis paslys. Bravo, šaunuolis, dag 5. Labai gražiai. Po šito vakonso turėsim vaizdo įrašą ir įkelsim į YouTube. Tai kaip manai, kiek peržiūrų, kiek milijonų surinks? Milijoną gal ne, bet 100 000 tai. Ok. Vilka mini, vilkas čia. Nelaižyk mane tik įsivaizduoju. Eisim Bruno į sceną kartu, gerai? Einam. Va, Bruno ant scenos. Kaip jautiesi? Jis prie pulto jau eina. Jo, iš karto. Skanaus kugelis? Natalija sako, net kažką lengvo. Jisai užrakintas yra. Užrakintas, surakintas. Ne, kopūstų tikrai. Kopūstų, ne? Kopūstų. Ant scenos, grinai kopūstų. Čia 2 tortus pasiėmus, esi tiramis. Aš, žinai, apsimestinai padėjau šakutę, žinai, Kristina. Ir 2, ne? Jeigu aš storelai ir jinai būna storelai. Bet jinai šokulius. Aš sakau, aš taip, pavyzdžiui, nevalgiau. Papasakot, kaip sekėsi pirmas kėlinys, kodėl taip tikrųjų greit pabėgo varžovai ir ar žadate atvesti legionierių? Žurnalistai tos pačius klausimus 5 metus, aš nežinau kažką, gal galit. Šiandien Natalija Bunkė išbėgs į aikštelę. Dėl Natalijos esu tikras, dėl kitų legionierių nežinau, nes, kaip žinot, kamuoja traumos. Žmonės teigia, jūs matė vakar klube ir įsivėlėte į muštynės, ar tai tiesa? Kur įrodymai? Video. Parodykite tą video, kol kas nieko negaliu komentuoti. Dar klausimų bus? O tai kaip jūs jaučiatės vis dėlto? Būna. Vieną dieną laimi, kitą dieną pralaimi. Žinau, šiandien nugalėsim. Ar nugalėsim? Labai. Entuzijazmo paklausti. Aiškiai, turit kad... Labas. Ignas? Gelminė. Sėjus. Kaip gyveni? Tvarėt koncertą pažiūrėti? Jo, bet jau ne tik koncertą. O tu žinai, ką jis kalbės? Nu jo, dabar ant manęs. Are? Tai pažiūrėk. Jokinga? Jokinga labai. Nes nieks negirdėjo, tai čia paslaptis tokia. Man labai įdomu sužinoti, iš tikrųjų, ar čia buvo kažkada gyvenime toks konceptas, kad per pasirodymą atlikėjo aukšto lygio koncertą, turą net visą, eitų ant scenos dar ir stand-up pasakytų. Geras klausimas, žinok. Aš kiek žinau, man atrodo, nėra gyvenime buvo. Gal anksčiau būdavo kokie nors koncertai senais laikais, kai ten vedėjai būdavo, humoristai pajuokaudavo, gal kokią anekdotą papasakodavo. Bet šių laikų? Jo, sunkiai atsimenu. Tai kaip tu sugalvojai, ar tau Natalija pasiūlė? Ne, Natalija man pasiūlė, pasodino, kotletais primaitina. Sako, žiūrėk, o dabar turim tokį pasiūlymą, gal nori paturint su arenose. Tai aišku, jau neatsisakiau. Jaučiuosi pagertas. Nu, faina, kad tu ir vienintelis toksai. Tikiuosi, nepakeis niekas. Nepakeičiamų nebūna. Na, aišku, viskas priklauso nuo šio vakar, nuo tavo pasiruošimo. Nu, galbūt jau kita Arena Bartuševičius, kas nors. Nu, gal. Arba Emilis Jakubas. Eilė yra? Eilutės jau yra pabiškai. Jau matėjai, žmonės pradėjo rinktis. Jau? Eina, pažiūrės, pasisveikinsi su žmonėm. Da, 5 visiems. O, nebijok. O. Kristupai, maladėtis. Čia tai žvaigždė. Nu, matai, visiškai Eminemas tu jau. Ką čia darot? Laukiam. Tai ko laukiat? Bunkės. Ko palinkėtumėt Natalijai? Sėkmės. Visko, ko geriausia. Linkėjimai ir didžiausios stiprybės. Jo. Natalija Bučik. Mylim, bučiuojam ir linkiu sėkmės. Natalija, stiprybės. Ačiū, Natalija. Tu nuostabi. Labai daug rašo. Jau rašo? Dar net neprasidėjo kosmosas. Natalija, jūs esate kosmosas. Laikom čiūrikus už jūs, labai jūs mylim, laukiam jūsų Kaune. Aš pakalbinau žmonės, tai irgi sakė, linki tau sėkmės, džiaugsmo, laimės. Tai va žmonės, dalinasi jau į arenoje. O Kristupas, žinok, išėjo, visi pitakus duoda. Eminemas jisai. Wow, amazing. You feeling good? Yes, I'm now Cosmosas boy. Koks pirmas gabalas? Dar nežinau, dabar galvoju. Jonai, išjungiam jau dabar tą, ne? Garsą. Tegu pabūna pauzę, išjungiam. Muzika Jonas aistoja. Skaičiuojam iki 3. Galiu tylint, Jonas eina. Dar Jonas neina, bet biškai attention, kad būtų. Viskas eina.
Fotosesija su vyr dizaineriu, kostiumų dailininku. Ir dabar pasigna žiūri. Kodėl? Nereikia. Ne. Aš gal pradėčiau nuo to, kad aš iš tikrųjų labai neseniai pažįstu. Mes su juo niekada nebendravom, per tiek metų, kiek tu Lietuvoje dirbom, niekada nebendravom. Bet tokio stipraus atsidavusio savo siekiam ir tikslam žmogaus yra reta pamatyti ir sutikti. Turbūt ir palinkėčiau ne Natalijai, o visiems aplinkui turėti tiek drąsos, noro, ryžto, užsispyrimo, viską žvelgti labai paprastai, nekomplikuojant situacijų. Tikrai gyvenimas yra daug fainesnis, kai viską žiūri paprasčiau. Šiandien dažiausi ir išgirdau sesės repeticiją ir galvojau, blemba, čia mano sesė dabar repetuoja ir šį vakarą jinai turės pilną areną, žinai, ir ne vieną areną. Tai va tą suvokti yra, labai fain, labai didžiuoja savo sesę. Čia jau netikėtumų faktas, čia jau yra kaip yra. Ir šiaip aš, pavyzdžiui, šeškiam savo sakiau, sakau, tai ką aš mačiau, kokia scena, koks eina vizualizacija kokia, tai yra kosmosas, pasaulinio lygio visiškai. Teiksim, moterį. Kodėl aš visą laiką ateinu kaip filmuoti? Praleisim kalėdas kartu! O aš pats noriu palinkėti Natalijai nepasiduoti. Gerai, kad jinai klausė visada savo širdies ir varė iki pat galo. Pažiūrėkit, kur ją atvedė tai ir dar kur nuves. Prieš metus buvo kalbėta panašioje vietoje, tik tai kitam mieste. Kaip viskas pasikeitė per tuos metus? Ar jaučiatės patobulėję ir ko tikitės kitiem metam? Labai gerai, kad sakiau, kad bus dar daugiau arenų po Žalgirio, tai labai smagu, kad jau po metų mums pavyko šitą planą padaryti ir turim 5 arenas visų jūsų dėka, kurie ateinat ir myli Nataliją. Galiu palinkėti tik tai didžiausias sėkmės jai dar kartą. Panašu, kad jūsų planas ir jūsų komanda veikia. Nesusipykot? Mūsų komanda yra kaip buvusios Amerikos rinktinės Dream Team. Ir mes tik tais augam kartu. O dabar laikas kam? Kam? Kosmosui! Iki koncerto liko minutė. Dar vyksta pataisimai. Čia yra tikras menas. Paskutinių žodžių nebus, nes mikrofonas yra įjungtas tenai. Pasiruošę, viskas gerai? Jau tuoj. Jau dabar. Garsiau! Batus, vandenuką. Kur batai? Laikas prasideda, turim minutę 30. 10 sekundžių. 50 sekundžių. Minutė 30. Puikiai. Spėjom, dabar filmuoti. Iva, eik į sceną. Aš myliu, daug vyrų, į priekį negalvoju, kvailioju ir vilioju. Aš myliu, daug vyrų, ir vos taip panorėsiu, toj bet kurį turėsiu. Kuo panašus Bunkė ir Sodaitis? Vienas nepataiko į taktą, kitas į kaktą. Fantastiškas koncertas šiandien. Pritarė? Tik tai elektroninės muzikos čia nė kvapo. Vienintelis elektronikos kvapas, žodžiu, aitusio. Edgaras man yra panašus į tokį vyrą, kurį Kristupas po mokyklos turi važiuoti per visą miestą pasiimti iš sporto salės. Dabar mes šiandien repetavom su šokėjais Natalija ir kažkaip paslydo, krito nuo scenos, šokėjai pagavo, Edgaras taip stovėjo. Aišku, Natalija iš karto ant jo pradėjo rėkti, ką tu čia darai, tu manęs negaudai. Edgaras sako, aš norėjau pažiūrėti, kaip krentant žvaigždė atrodo. Gerą vakarą, Chebrytė! Užsikūda! Gerai, labai gerai. Šiaip, kuo jau liuko? Nu, pirmą, žinai, ne? Jo. Be pasibandymų. Pyksta. Nepyksta. Nenori. Tai jūs draugai? Vis dėlto draugai.
Kaip jausmas? Nu geras, bet drebo kojytės, bet aš neįsivaizduoju, man išdainuoju visą koncertą, ten taip džiūsta gerklė. Bet žiauriai, vaibas, aš šokau, rėkau, tenai jo, belekai smagu. Su Natke labai juokėmės abidvi, nes matei, sumaišiau žodžius abidvi. Nu, pradėjai man tas esi. Dėk, žmonės tikrai nepastebėjo. Oi, žmonės moka žodžius geriau negu mes, dėl to mes ir laukiam klausytojų koncertuose, kad mums padėtų po dainų. Aš noriu sceną su jūsų grėsmingais plojimais pakviesti dar vieną man brangiausią žmogų. Kristupą. Davai, Kristupą! Mama širdis, kai bus klaidu, ji mane leis paklyst, kai bus liūdu, ji mane leis paslyst. Ačiū visiems! Iki! Kaip sekės, Kristupai? Labai gerai, man tiesiog ačiū visiems už visą palaikymą, tiesiog man labai patiko jūsų palaikymas. Scena jautėsi kaip aš galiu daryti, ką noriu. Aš tiesiog jaučiausi savimi scenoje. Žmonės, kurie abejojo, dabar taip garsiai jai ploja. Ji ėjo savo keliu, maža mergaitė, tai tu. Ačiū Vilniau, ačiū Jums, ačiū už tokį nuostabų vakarą. Aš noriu, kad Jūs garsiai paplotumėte patys savo. Šį vakarą Jūs buvote nuostabus! Panelė iš Tomo, ta milijono, gražybė diplomo. Tavo žmona, seni, tavo žmona. Kaip jinai nepavargsta? Aš nežinau. Šitaip dabar. Širdies lūpų galiu kažkiek. Ačiū labai visiems, duot nerealus muzikantai, myliu labai. Gelbėt iš visko, tiesiog iš kiekvienos kliurkos. Liko 4. Einam reikia. Vakarėlis! Wow! Ačiū tau labai. Viskas gerai, leiskit, viskas gerai, tuoj. Nuktelkit. Suk, taip, aš atsisuksiu. Koncertas yra nuostabus. Tiesiog, tai yra kosmosas, ką apibūdina ir būtent šio koncerto tema. Gerai, labai smagiai. Super, labai. Labai patiko. Šokom visą koncertą. Puikiai. Kas labiausiai patiko? Viskas patiko. Labas, kaip koncertas? Labai patiko. Gerai, duokit veikis. Galima sufotkėti. Jo. Aš beproto laiminga esu, kad galiu tai įgyvendinti. Labai jums ačiū. Iki kitų kartų? Dar 4 kartai. High five. Ir tau. Stamykla, labą dieną. Geras, žvengiu. Ne, aš žvengiu. Protingi žmonės žvengia. O ką tu čia filmuoji? Ką tu čia filmuoji? Užsakykit kamerą. Vėl užpyta. Visi mano herojai. Pitagorą jūs man paaiškinkit. Sėdim taip, Saugis, Liutauras, aš. Gražulio ratai. Visi iš eilės. Čia yra, ko jūs nematot po koncerto. Kraustynė ir griovimas. Pažiūrėkit, viskas. Ką tik buvo koncertas, ką tik ir nebėra. Viską turi nuimti, viską numontuoti. Tai toks buvo koncertas, tikiuosi jums patiko. Tikiuosi norit pamatyti tokių daugiau video ir šiaip labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę filmuoti tokius video. Ačiū atlikėjams, kad suteikė tokią galimybę. O jūs, jeigu norite toliau matyti tokius video, prašau pakomentuoti, palaikinti video ir pasubscribinti kanalą. Renkam 40 000. O dabar į after party.